Degins Kubilius tave ant laužo. Tegul degin, draugs, 100 metų. Ką šiandien skrudinsim ant laužo? Taigi atsitiko toks dalykas, kad nerandu paso kažkur, tai gal ir pamečiu. O dabar norint man grįžti į Lietuvą, yra reikalingas pasas. Celofaninė lėlė neva pametė pasą Baltarusijoje. Žiauriai juokinga, kai Lietuvoje valkatai gresia kalėjimas 4 metams. Bet pabaikim apie celofaninę iškamšą. Lietuvoje yra jo įpėdinis. Kubilius kokie sukurs video, mačiau jis ten kuria tos video apie laužą, laužo degina, ne visokius. Taip pat teistas, taip pat aferistas, apgavęs net 400 žmonių. Aš asmeniškai nesureikšminu to kalėjimo, žinai. Kažkada labai populiaraus projekto Verslas nuo nulio įkūrėjas Karolis Šimkus. Už mano pasisakymus, mano mintis. O tu mane iš karto Putlerio Pimpalu vadini. Dabar jis gyvena TikTok'e ir automobilyje. Mano vakarienė. Transliuoja savo visai kitokį gyvenimą ir kadangi laikosi celibato, vienintelę meilę Rusijai. Aš laikausi celibato, rūpino savo proto, kad jis būtų ramybėje ir harmonijoje. Aš suplėšau Lietuvos pasą ir išvažiuoju ramę sąžinę ir ramę dūšį į tą pačią Rusiją gyventi, kurioje sveikas protas dominuoja, o ne idiotai, žinai. Barzdotą dėdę seka nei daug, nei mažai. Beveik 40 000 TikTok gyventojų. Jis badauja, valo organizmą. 13 para, kai nieko nevalgau, sveiki draugai. Nemėgsta moterų. Ar iš tikrųjų moteris su mažais papukais turi didelių svajonių? Kaip yra? Ar yra pas mane sekėjų su mažais papukais? Palaiko Žemaitaitį. Šauni partija, kuri turi savo nuomonę. Ir negali apkęsti visko, kas galėtų stiprinti Lietuvos valstybę. Pigi manipuliacija duriniukams. O aš turiu dar Tarybinės sąjungos gimimo liudijimą, tai palengvinta tvarka galiu gauti pilietybę. Aš vis negaliu atsistebėti, kaip teisti randa auditorijas internete. Aš tiesiog esu indigo vaikas, supranti? Čia jie peza, ką tik nori, nesgi žodžio laisvė. Greitai žodį melas visai pakeisime žodžiu nuomonė. Žmogus turi kitą nuomonę, partija turi kitą nuomonę. Ir tai yra kita tiesiog nuomonė, kai kita nuomonė pateikiama kaip tarsi būtų valstybės priešas. Ir gyvensime indigo vaikų rusiškame pasaulyje. Мир – это ложь, а люди – пустышки.